Sveiki atvykę į naują video. Šiandien filmuojame unboxingą. Temu unboxingą. Turiu tik tai speigliuką, turiu didelę siuntą ir praėjo tik tais apie pusmetis nuo praeito video. Buvo vasara, šiaip per daug niekas nepasikeitė, tiesiog tada buvau su šortais, dabar su kelnim, bet šilta, su maikute. Ai. Plus 10 kilų. Plus 10 kilų atsirado jo ir kitokia biškia aplinka, neįprasta aplinka mūsų YouTube platformoje, kadangi dabar yra šventinis laikotarpis, dabar iš tikrųjų tai yra tarp kalėdų ir naujų metų, 28 ar 9 diena ir dėl to esame grįžę į gimtinę ir nėra kada nufilmuoti, o darbai tai nestovi, reikia filmuoti, reikia judėti. Ir atėjo, kaip tik žinokit, vakar siunta, specialiai dar neišpakavau ir šitoj siuntoj yra daiktų ir mano antros pusės. Tie daiktai ten yra tokie kaip nagų lakučiai, kažkas, aš bandysiu atspėti ir juos, kas ten yra, bet aišku bus ir juokingų daiktų, kaip visada, bus naudingų daiktų, bus elektronikos. Nu, jeigu skaitai. Jo, bus elektronikos prietaisų, jo, skaitau tą. Tai metro nieko nelaukiam, praėjom pakuot, vis tiek siunta, kadangi nėra maža, bet vakar, kai pasiėmėm, bent jau draugai sako, ar čia viskas tipo atėjo, ar viskas tilpo? Nu, ta prasme, dideliai siunta, bet kažkaip atrodo, tiek, kiek prisisakė, man keista, kad čia sutalpinu viską. Tai arba sulaužyta pusė, arba čia netėjau pasidaryti. Davai. Ir šį kartą darysiu kitaip nei praeitą. Praeitą kartą tai ėmiau taip, tipo, plius minus iš per tarpą mačiau kaimo, o dar nematydamas ėmsiu. Aišku, būtų fainiau, kad visi iš pradžių tau daiktai būtų turimi, bet žiūrėsim, kaip bus. Bus kaip. Jo, tai. Nu, tai nenori susirikiuoti jau? Nenoriu. Aš noriu, kad man būtų pačiam, žinai, staigmena. Ir keletą daiktų tu žinai, bet jūs iš vis nieko nežinot, bet yra daiktų, kurių ir tu nežinai. Tai pažiūrėsim, kokios ir tavo reakcijos bus. Aš čia hebra sėdžiu, žinokit, su tapkim, bet žinokit, iškart tapkės, čia manęs, iki, jų nebereikia, iškart mane pasitinka tapkės. Hebra, turbūt visi žinot, kad 24 metais pačios madingiausios, pačios stilingiausios, pačios geriausios, pačios kokybiškiausios, nežinau kaip įvardyti tapkim, dar kitaip, buvo, ką žinau kaip jos vadinasi iš tikrųjų, bet aš tai juos vadinu. Nežiūrėjau, kažkaip Foam Runners, man atrodo. Foam Runners. Tai jau paspoilinu, jau nieko baisaus. Foam Runners, bet Foam Runners, kaip juokingai skamba. Bet bent jau aš tai vadinu Aishiau Speedo batai. Motherfucking Aishiau Speed batai. Kokį dideli. Kem 5 tipo išmira. Tikrai tokia. O gal taip tik atrodo? Nieko nelaukiam. Mano, Tavo? Jo. Bet baisiai didelė atrodo. Taip atrodo. Bet yra Aishiau Speedo kojų atrodo dideli. Ne. Žiauriai greitas, jaučiuosi su jais. Šiaip, nu atrodo, tai stilingai, ką žinau, Yeezys tokie, žinai. Pažiūrėk, kiek pašauka, kaip Aishiau Speedas dabar jau šokinėt galiu. Kas svarbiausia, jaučiasi, kad kiniškinis jau prakaituoja pėdą. Eik tu? Žiauru, jau šlampa. Aš iš tikrųjų šį epizodą irgi spėliosiu kainas, bet ir jums užmesiu ant ekrano, kiek kainuoja, bet aš gan gerai atsimenu, kad jis buvo virš 10 eurų. Tai kokia 11 iki 12 eurų nedaugiau. Nuo 10 iki 12 tam tarpe. Ir manau, kad žinokit, net neprašau per daug. Ir ar verta už tapkutes tokias, nes su jom gali į lauką eiti iš tikrųjų kaip kroksas. Tai ar verta tiek? Verta. Ką tu galvoji? Verta? Ką žinau, daug pačiupinėti. Sandalas. Kiniškas šūdas. Kaip? Čia kiniško šūdo perlai nebereikalų. Tapkutės vietoj. Atrodo tai gerai. Žiauriai gerai atrodo. Kitas pirkinys. Merginos. Ai, tu pati nesupratai, kas čia? Ne, iš pradžių nesupratau. Čia yra tiesiog dildės. 7, 8, 9, 10 dildžių? Jau. What the fuck? Man atrodo, dar bus daugiau. Ką? Dar, man atrodo, bus O kam tau tiek dildžių? Nu, tai nesusidėvė labai greitai jūs. Parašyta Ispanija, Madridas. Nu, klausyk, čia jau net ne kiniško šūdas. Jau čia ispaniškas. Iš ispaniško šūdo perlas čia. Ir spėjau, kad kainavo eurą. Čiuoju, ten žiauriai pigiai jūs buvo, tikrai. Tik jos ir Lietuvoje pigiau. Lietuvoje jaučiu vieną dildį euras. Who znait, bet, nu, ta prasme, aš ėmiau dėl to, kad tiesiog nagam daug visokų ėmiau. Ok. Gerai, kitas dalykas. Nu. Ai, čia ir mano. Nu, spėk. Parašyta Extension Nail Gel. Tai tiesiog nagų gelis. Nu, kam O jis skirtas? turi kažkokį specifinį dalyką? Tai kam jis naudojamas šitas dalykas? Nagam.
Ant lako tept. Ne. Prieš lakant. Prieš lakant? Prieš lakant reikia. Galiu atsuk? Ne. Ai, tai čia klijai. Ne. Ai, jie užvakumuoti. Čia skirtas nagams, prieš tepant laką, prieš tepant spalvą, padaryti kietumą nagui. Nu, formą išgauti čia prie auginimui nagų, nu. O. Nu, tai sudėsim ant galnų, tai žodžiu, va, dar vienas toks daiktelis, jaučiu irgi euras. Nu, tipo, aš netikiu, kad gali šitas daiktelis kainuoti daugiau. Daugiau. Daugiau, okei. Tikrai, man atrodo, galbūt. Okei. Jau girdžiu, kad mano. Jo. Daug labai visokių teptukų. Čia tapymui, formavimui, čia ta prasme, nu čia tiesiog, va, visokie teptukai. Iš vis viens yra kaip siūlas, nežinau, kas tokiu veikti. Nu, tai išpieš liniją. Yra ryžas. Žodžiu, 2 eurai, nedaugiau. Gal daugiau iš tikrųjų. 4. Ne, manau, kad mažiau. Gerai, 2. 2 eurai, žodžiu. Čia kujovi tai šerelė. Nėra čia kas spėliot per daug, jo tapymui, tepimui, čia žino bet koks dornelis. Kaip nebūt keista, dar vienas daiktas. Base coat and top coat. Base paltas Vysto nuo base. ir viršutinis paltas, kuris susideda nagų. Nu, bazė prieš dėdant bet kokią priemonę. Nu, arba, šiaip nežinau, reikia paskaityti, neatsimenu, ar po laku ėmiau bazę, ar ėmiau tiesiog bazę. Nežinau, bet už tai, kad jisai O topas ten visko? ultravioletinis ledų kird. Nu, tai Išgydo ledus. Išgydo ledus. Tai šitas gali ir brangesnis? Čia gali koks euras? Jo, man atrodo, Pusė? daugiau, man atrodo, bazė kainavo. Šitų man tie nelabai aktualu, aš jau nežinau. Savo daiktų turėsi? Ką? Savo kokių daiktų turėsi, ar čia mano? Ar savo daiktų turėsiu? Jo. Tai aš norėčiau dar turėti, bet čia... Mano? Nail Builder Gel. Jo. Extension Nail Gel. O Nail Builder Gel. Nu, čia skirtingi tiesiog ir spalvos skiriasi, ir biškiai skiriasi jų kietumas visoks ir panašiai. Jo, tarkim, kurvo rašiklis. Ne. O čiokos? Reikia atidaryti čia arba lemputį rankinį, arba čia teptukas gali būti. Tai įsiimk pasižiūrėk. Va. Galvoju, kad lyg tai aš neįmiau to. Lemputį? Būna tokia lemputė į rankinį, grinai, va taip ir atrodo. Ne? Čia labai daug daiktų šiaip sudėta, žinok. Kokį briliką primontuoti. Iš čia sudėta daug daiktų. Čia gal dovanų gavai? Gal tu jų net neėmė iš tikrųjų? Įmiau. Nagai. Čia kitas buvo. Kas kitas? Kit. Rinkinys. Rinkinys buvo, ne? Ir čia vėl kažkokia bazė paltas ir top bazė. Kaip suprast? O tai čia bazė irgi kaut bazė. Nu tai aš topas. nežinau, kas bus geras, ar iš vis kažkuris bus geras. O, dievai. Žodžiu, to paties, tų pačių, kol kas, tipo, ką mes viską išimim, tai čia tas pats viskas viena maišėlė yra. Zaibys! 4 eurai. Tikrai daugiau, manau, ne? Nors plemo, nors gal ir ne šitam. Šir neatsimenu. Tai vėl dėldys. Ne, čia jau yra buffinimui. O tai jos ką daro? Nušitrina? Tu nago, pavyzdžiui, užsištu nenudidžiuosi. Čia kaip būna šiurkštus nagas, išjauštas, tai jį Čia kaip švitrinis popierius, ne? Medžiui. Ne, tai švitrinis, tai kaip sykis būtų dildyti, sudildė, tai nagą gali naikinti, nu, ta prasme, išdildžiuot nagą, o čia viršui, paviršiui nagų sulyginti. Neturiu ką pasakyti. Gerai, reikia tikėtis, kad dabar gal bent mano koks daiktas bus. Jau, tavo. Gal net visų paklausiu, ar žinot, kaip būna tie lipdukai, kur tipo energijos taupumui. Tipo abecėlės raidės ir kuo abecėlės tolesnį raidė, tuo blogiau. Pabandyk, kadangi nėra žiūrovų, kam spėt. G. Oh, what the fuck? Tai čia na. Kaip blogai, o tai čia mums neišmuš skaičiukų. Tai gal ne. Bet galiu išlūpti. Bet tu labai excitinai dėl šito daikto. Aš šito daikto norėjau, jo. Ir vis dar noriu. Čia, hebra, yra monitoriaus lempa. Su kažkokiais šūdais, tai gal priklijuoti jais. Čia įsivaizduokit, monitorius susideda, įsijungia ir monitoriaus priekyje klaviatūrą apšviečia, stalą visą apšviečia. Bent jau iš reviews žiūrėjau, kad gerai apšviečia ir atsimenu, kad jis kainuoja paliai 20 eurų, gal 18, 16. Iš temų? Jo. Aiktų. Jo, kainuoja šitas daiktas. Nu, kai matome energijos, jis apšiai netaupo, tai turbūt nuo 25 metų už elektrą mokėsim 3 gubai daugiau. Ir čia dar yra instrukcijos kažkokius lipdukai, kad priklijuot gal eitų prie monitoriaus ir panašiai. Žodžiu, viskas, ko reikia, bet šito daikto tikrai norėjau, gaila, negaliu dar parodyti, kaip jį išbandau. Tai įjung davai bent jau į rozetę ir jis iš vis veikia. Va čia matysis kamera. Davai. The fuck?
Ai, jis ir baltas. Ne, tai jis dvi pusė. Tai šitas į stalą šviečia, o tas į sieną. Žiūrėkit, hebra. Aš gal žiauriai ir tęsiu, bet čia įsivaizduokit, kad čia siena apšviečia visokiais, man atrodo, eina pakeis spalvas, kad siena apšviestų, o pats ledas iš apačios va švies man į klaviatūrą panašiai. Aš noriu pažiūrėti, ar matosi per tą kamerą. Šiaip, manau, gal žiauriai gerai. Bet turbūt labai gerai apšviečia, ne? Pažiūrėk šiai. Wow. Wow. Ai, tu aš manau gerai bus, kai tamsuoji prie kompo, tai fainai. Lempa, manau, visai cool. Jei kažkas nori, tai va irgi pridedu ekranų kampe, o šiaip aš iš esmės visus linkus į aprašymą palieku, tai kažkam atrodo cool daiktas, mano galva tai iš tikrųjų geras, nes tarkim, kartais norisi tamsiai įrašyti kažką ir nereikia pakių gadinti, nu tipo, kad ne tik monitorių šviečia, bet ir lempa šviečia. Aš manau, kad bus, žinai, kas geras vaibas, kai į sieną švies tos spalvos. Tai čia matysiu tik aš. Nu, tai kas, bet tai vaibas. Bet, dar čia, va, tipo, visokių nesam parašyta. Kad asymmetric light source design, nežinau, no flicker, nu jo, nežypčiau, žibartiek, labai geras dalykas, touch adjustment, tai kažkur touchint gali dar keisti spalvas liečiant, tas USB, kad kišasi ir yra 3 spalvų režimai, tai turbūt va šito pačio. Yra 3 spalvų geltonas, kaip būna, baltas ir mėlynas, tie standartiniai. Žiauriai geras daiktas, bet čia kol kas, man atrodo, vienas brangesnių daiktų visame šitame siuntinyje. Panašiai kaip batai. Tai va. Sakyk, ar einame... Ką čia? Nesakyk nieko, tiesiog. Kyliu. Vėl va, kažkas tai va, vėl nagučiam. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo, kad plektras gitarai grot, didelis masinis, o čia iš tikrųjų yra Q-Tech EUREP GmbH. Kaip manai, kam naudojamas šitą dalyką? Bet nagų formavimą parašyta, nail form. Jo? Čia tam ir naudojama? Kad formuoti tiesiog nagą? Priauginimai nagų. Ant šito darai. Ir tu jų pasėjai, ta prasme... Tai jos nėra reusable. Vienas jį panaudoja ir meti. Ok. Tai čia lipdukas, ne? Jo, tau dėdasi po nago ir tu ant jos formuoji, tada dedi kiurint į lempą ir tada sukietėja tau nagas ir išimė už tą formėlį. Kiurint į lempą, nežinau. Tiesiog spėju, kad kainuoja eurą. Ne šį lipdukas. Da, gal mažiau. Ar kartonas. Jau aš galvoju, įstraukiau savo kažkokį tai daiktą dėžutę, bet iškart parašyta pirmas žodis nail. Dehydrator and primer. Jo. Ir kas tai yra? Nu tai, kai tu paruoši nagą, prieš pradedant tepti produktą reikia, kad ištrauktų visas aliejus. Fiziai tiek visokių nesąmonių reikia nagam? Jo. Paruošt, perruošt, patept, užtept, Užruošt. pritepti, įtepti. Atsuk tą dalyką. Įtepti, nu, gražiai supakuota, ką žinau, su vizitinė galėsi paskambyti kiniečiam. Gerai. Tai, ta prasme, nežinau, nu, man tai keista, kaip nagui reikia tiek visokių nesąmonių. No. O vyrai paima, jei nusikerpa, tai gerai. Gana. Nu tai liūdna. Neliūdna. Reikia tu biškį labiau prižiūrėti. Va, kažkokia dėžutė man šiandien duoda ramybės. Įsiaiškinkime, kas čia. Tikiuosi mano frazą. Aš tikiuosi, kad čia ne tavo jau daiktas. Pizda. Tu užsisakei kažką savo. Tai va, čia jau gal ir kojų nagam tas įsidėti. Ne. Pizai. Staklėm čia. Aparatas. Ai, tai frezuoja keičia mano, sakau. Va, su švitriniais visokiais. Bėdai, tai kam ten tų dildžių, jeigu da čia va buvo dildžių. Dildės, instrukcijos, daugiau čia hebra nieko nėra, bet ir daugiau ir nenorime čia matyti, kaip sakė. Nu, tai kas čia yra? Freza. Nu, kas Tik ką yra pasakėjai? freza? Nu, tai čia skirta apsidildžiuoti aplink nagus po odelį. Ne, čia yra kaip elektriniai dildai, bet čia man nuimt geliui, ta prasme, pradedėtis. Nes rankiniais dildais neužtenka, ne? Ne, nu tai kaip tu nuimsi, o priaugint tą nagą su rankinė Tai va šitas spėjų daiktas čia pats brangiausias. Jo, čia gali būti. Čia elektrinis, jau už mano lempą spėjų daugiau kainavo. Nu, nežinau, gali būti, ne, aš tai nepamenu. Bet aš vis tiek tau daiktų kainų nedėsiu. Tu man sakei, įsidėk, ką nori. Jo. Nu ką, tu čia nedėsi, tai ir linkus dėsi, gal kažkam įdomu, tave ne tik vyrai seka. Nežinau. Gal mergom įdomu. Let's go! Kepurį. O, jau tavo. Šią žiemą man žiauriai šalta galvai. Ir aš turiu... Vasarą baisiai užkaitau, tai dabar. Jo, turiu Labadiena firmos kepurę, bet man šiek tiek trumpoka, ausys išlenda, arba jau įsiduoti tokia kandonkį, toks kiaušas gaunasi. Tai nusprendžiau užsisakyti iš kiniečių kepurę. Dar mažesnė. Venom dizainu.
Čia vaikiška buvo? Ne, XL. Bahikt. Nu, tai kiniečių XL aš. Ta prasme, Tau pažiūrėk, netilpdavo? koks dydis yra. Koinyčiai. Tai jaučiu man kojus, netilptų kaip koiniai. Bet dabar nuoširdžiai turėsi man pasakyti, ar jinai atrodo geriau už tą, ką aš turėdavau, ar ne, nes jinai, žinok, tasi. Gerai. Tampri. Nu, task. Už tą Venomą. Žiūrėk, atrodo baisiai, tikrai aš nieko tau neskau, bet atrodo geriau negu ta Labą dieną, nes ta Labą dieną kepurė tau žiauriai maža. Rimtai? Atrodo gaidiškai, bet ne taip gaidiškai kaip Labą dieną. Bet neblogai. Bet kokio dydžio to gal, kad tau neatlieka medžiagos viršai? Aš pasimatot noriu. Venomų. Bet tai, o kokio dydžio, tai pažiūrėk, kepurytė kokia. Bet palauk, jeigu mes paslėpiam logotipą. Nepaslėpiam, tu jį išvirkščiai tiesiog užsidėjai. Jo, bet dabar... Namas. Yo, guys, welcome to my new video. Ai, aš galvoju, čia daugiau Atrodo, žinai, kaip cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathe. Yeah, nice. Gerai. Lakai gal man. Ai, kepurį jaučiu 5 eurai kažkas. O, tai dar daug. O šia. Čia kranui. Modifikacija krano. Ne, negalim išbandyti dabar. Jo, čia užsisuka hebra kranas. Palauk, mes ėmėm juodą. Aš puikiai atsimenu, kad liepiau imti juodą, tai nebent tu proto bokštas nepaėmėjai. Mūsų kranas tai juodas. Jo. Bet daiktas tai geras. Esmė tokia, kad mes pas draugus matėm, draugai jau turi tokį dalyką ir Jo, pas juos čia tokiem bėga reikia. kaip dušas. Jo. Tarkim, kokiem vaisiam, kaip O plaunant. čia tiesiog paprastas standartinis kranas. Tai čia iš esmės salotai plaut kažką. Ne, sko vaisiam kokiem. Išbandysim grįžę. Kiek kaina? Įrankį, dakšas. Nu, spėjau, kad 5 eurai šitas. Nu, gerai. Nu, bet šiaip jau gali. Nu, jis tipo logiška kaina, mano galva. Kinietiškai logiška kaina yra šito daikto. Cool. Toliau. Lakučiai? Gel polish. Irgi ledinių lempų išgydytas skirdi. Nežinau, tiesiog vėl polišas nagų. Tai čia bus dar daugiau jų, nes kelias spalvos eina. Čia nagų lakas tiesiog? Jo. Tai va, kitas dar yra irgi. Nežinau, čia jie tai čia iki 5 centų vienas. Possible. Gerai, einam toliau. O, ką čia turi? Durų kilimėlis. Išsakė. Neatsimenu, kokią mes čia ėmėm. Bet matau, kad nekokybiškas tai jo papa. Nu, tipo, Ko tu nori iš durų? kaip rankšluostis. Welcome, motherfuckers. Kas parašyta? Welcome, motherfuckers. Geras? Geras. Labai gerai atrodo. Gerai. Čia man prie durų. Jo. Namie. Tai va toks paprastas. O, tai žiūrėk, kita pusė non-slipas gal, ne? Jo. Nu, tai koks tau nekokybiškas, labai kokybiškas. Jo. Nu, tai labai gerai. Tu prasme, kokybiškiausias gal daiktas, bet kol kas ką ištraukiau. Labai geras. Turim kilimėlis 3 eurai. Va čia hebra, čia belekas. Čia yra vaizdo registratorius. Šitas turbūt kainavo irgi nehujovai. Vienas gal brangesnių daiktų, nes registratorius vaizdo. Dabar aš jį, man keista, kad viskas į vieną tokią mažą dėžutę telpa. Tai mažas. Bet aš dabar galiu parodyti, kad čia yra būtent su ekraniuku. Jo, kamerytė priekiai, ekraniukas, daug visokių funkcijų. Mes dabar jo neišbandysim, bet nenusiminkit, neužilgo toj pamatysit kadrus, nufilmuosit telų tiesiog dienos metu. Nes dabar tamsu nėra tikslo, tai pažiūrėsim, ką sugeba. Ale tipo Full HD filmuoja 1080p. Tai nežinau, ar apgauna ar neapgauna. Bet viskas yra nuo prikurkais prisijungia, kaip priklauso, prilimpa prie stiklo, viskas vienoje mažoje dėžutėje telpa ir instrukcijos yra ir nežinau, iš tikrųjų nekantrauju. Bet būna batereikinių, ta prasme, šis visi nuo prikurkais tipojungas, netikiu. Bent kiek aš taksiuose važiavęs, tai jau. Na, eik, tu aš nieko neatkreipius dėmesio, kad tai todėl prikurkiai ir prieki ir būna ten. Tai jo laidas eina ten. Todėl sako, ne prikurkiai, yra prikurkiai, cizai prisikurkiai. Neregistratoriai. Tai va, tai kol kas dar negalim išbandyti, bet čia vienas brangesnių, man atrodo, daiktų. Ir niekada neturėjau, bet maža ką, apsidraudimui kelyje. Kiek atminties jame, ta prasme, ar kaip? Tai gal kortelė dėdas atminties, kiek jis dėsi, tai bus.
Nežinau. Kas būtų logiška. Tai gal vidiniai tiesiog, tai aš dėl to ir klausiu. O gal ir vidiniai. Nes, tipo, jeigu veikia, tai aš manau, kad labai cool daiktas, nes tikrai, tipo, kaip iš kiniečių susakyti pigiai, tai žiauriai naudingas daiktas turėti keli, jeigu jis veikia. Nu, išbandysim. Jo. Išbandysim ir viskas. Va dabar pažiūrėkit, ar veikia ar neveikia. Kaip ubagas jaučiuosi. Jaučiu hebra ir kokybė vaizdo ne pati geriausia. Ne tai, kad ne pati geriausia, iš vis kokybės jaučiu nėra. Telpuoši iš vis į kamerą. Sūnau pėtų filmuoju, tai tokio pločio atrodo. Tai reikėjo su X1 filmuoti. Ne, tai tada būtum Tai netrinkęs. nesimatys, nu, žodžiu. Tai viską čia matys. Šitą kamerytį. Kamerytį. Čia tas šponkiai, kur prilipdau. Nu, žodžiu, čia visi pričiūdai, ko reikės. Iš pradžių šponkiai lipdyti, ar ne? Tai pasižiūrėk instrukcijas. Labai biudžetinis bus šitas vaizdo įrašo. Karočią. Vaizdo įrašas. Vaizdo įrašas. Intarpas. Tai pažiūrėk, kas parašyta. Ant ko? Instrukcijų nėra? Panasonic. Kas Panasonic? Ne, tai žinau, ką tu skaitai. Aš neskaitau nieko. Simple instruction. Laikyk. Ne, čia tik kaip jį valdyti. Tipo, čia turėtų būti ir beždžioniai, kur vaišku, kaip užsideda ant šito, bet mane aš. O taip užsikliuoja. Ja. Pakalbėjai. Tai. Ei. Na. Štai. Karočią, dabar nieks čia nieko neklijuos, nes neįsiaiškinu kaip durnėlis. Ne, žiūrėk. Aš įdedu šitą čia. Tai prasme, man reikės būti vietoj laikiklio tiesiog. Čiauju, kai važiuosim laikyti turėti. O aš neįsigalinu čia. Neponiau. Nu. Čia gal prikurkiai pirmiausia turėtų veikti. Nes jį neveikia. Gal neveikia, nežinau. Veikia. Arba jis tiesiog pakrauts. Kažkas groja dar. SD kortelės trūksta. Ta prasme, tikrai buvo galima iki filmavimo įsiaiškinti šitą. Tai va, bet neįsiaiškinam. Nom. Nu, Kažkas tai matyt, nu. kažkas dėl matos. O pradžiau kažkas ką tik matys, ne? Matyt, tikrai eitų suprasti ten numeriai kokie. Paverius grojam. Jo, ir čia va užsiklijuosim, nes dabar tai laikau kaip durnėlis pirštuose. Valandas reikia pasikeisti, viską pasikeisti. Nu ir tiek. Tai ačiū už review. Matausi gerai. Ne, flashlights. O aš? Ne. Nesimatai. Ne? Nors vėl nežinau, gal kai iškelia, gal kokybė biškai geresnė būna. Gal. Gal čia lenzai. Nu, pažinau. Čia kaip valdyti, ar žinai, klausimas. O meniu yra. Nu, bet tipo. Gali pasirinkti kokybę. Gali pasirinkti formatą. Oi. Nu, tai gerai, tai išsiaiškinau, veikia. Timestampus. Bet žodžiu dėdas reiškia atminties korteliai. O čia vat. Ką iškart galėjau pamatyti iš tikrųjų, bet asilas nežiūrėjau. Ir įrašinėjai. Kokybė labai tokia čiudakiška, bet... Nu, bet matus tikrai eina supras, sakau, jeigu ten numerius tik reikia užfiksuoti, tai tikrai matysi. Nu, gal, nežinau. Bet veikia. Nepatinka, važinėk su GoPro. Palang. Kainą įdėsiu. O šiaip veikia. No. Grįžtam į praeitį. Ten, kur sėdėjom ant sofos. Lakučiai. Gel polish, kita spalva. Gay polish, kita spalva.
Gelpolišai, vien lakučiai, va. Nesudaužys. Kaip sudaužyti, kad čia plakmasiai? Tai kas, plakmasė ir trūksta. Ne, trūks. Jau nėra ką spėlioti ant tų nagų lakų. Gerai, einam toliau. Čia lieka jau didžiausi daiktai. Nu, dar vienas mažas yra. Jau, Breathalyzer. Motherfucking breathalyzer. Alko testeris, hebra. Pasėmiau iš kiniečių alko testerį. Prasipūs, gal rodys dabar tau 3 promilės. Davai ištestuosim, pažiūrėsim, arba taip reikia, važiuokit, toks žalias, toks kaip veipas. Bet gražus dizainas. Arba nežinau čia. Bet jeigu veikia ir mašinų tokį vežiotis, kodėlgi ne? Turi savo, pasikrauna nuo laido. O kaip čia apžiūrėta visą reikia viršų? Jo, tik žiūrėk 15 sekundžių. Čia neaišku, kokio babuino šikna bus ant šito, bet atpūsti tuo. Nuliai. Kas yra iš tikrųjų taip. Ištestuojam, hebra, ar nuliai bus toliau ar ne. Močiute! Turi mažą alaus. Aš alkotesterį nusipirkau, noriu ištestuoti. Tai tas karbonkį? Jo, kažkokį, bet kokį. Aš naktučiai. Ne. Įsipyliau šiek tiek alaus. Pažiūrėsim, kas bus. Na, normalus alkotesteriai tai iš karto po vieno gurkšnio gaudo. Ypač, kai dar tik burnoje likia. O, tokį. A, ne? Nu, taip. Tai gerai, galim išbandyti. Ir pamatysim dar už 5 minučių kokių. Net aš arotas visas. 15 sekundžių vėl. Kaip ir principas, iš tikrųjų, kaip ir esu kiek bandęs alkotesterių, tų ne policijos, o naminių, tai iš tikrųjų ten reikia palaukti kažkiek, kai jungi. Tai ir čia tas pats principas veikia. Čia taip greitai. Bet jis nesucypsi, kada reikia baigti. Gal tik dabar reikia baigti? Vieną šiam. Eik tu. Tai žiūrėk, nu tai veikia. Lemba, gaila, neturim, žinai, gerų, dabar mano tėtis turi, tai būtume pasiėmę palyginę. Patestuoti. Bet aš manau, žinau, nu, panašiai turi rodyti. Aš labai tikiu, kad vieną šiam tikrai gali rodyti, kad burnoja alkoholiu. Nu, patestuojam už 5 minučių. Gerai. Praėjo nepilnai 5 minutės. Užkuriam veipą. Ir tik. 0,20. Nu, Tai mažėja iš karto. Jo. Tai Nu, nežinau, gal biškai ir per daug rodo, manau, Gal. kad reikės palyginti. Nu, bet still veikia, rodo. Jo, sakau, aš dabar, kol nefilmavom, sakau, tarkim, po kokio baliaus, jeigu man jisai rodytų 0,10, pasitikėčiau pilnai, bet jei rodytų 0,30, jau rizika atrodo, jau toks... Jau nevairuotum. Jo, nevairuoti jau iš vis su 0,10 nepatartina vairuoti, bet tai nėra teisių atėmimas, tai aš apie ką kalbu aplamai. Tai, nežinau, geras daiktas. Nu, ir pigus, jis tikrai buvo. Žiauriai pigus, kažkai ar neveipo kainos. Nu, tai davai Čia spėk kokie kainytę. 9 eurai, jisai. Nu. Žiauriai pigus. Kiek tu galvoji, kad jisai? Nežinau, aš tai šiaip galvoju, kad 5 iš visko kainavo. Nu tai va, čia žiauriai tokia juokinga kaina, plus pakraunamas, baterijų nereikia jokių keist, nieko, tai Bet va, žinai, automobilyje gali krauti. Kitas dalykas, po kažkiek laiko normalūs alkotesteriai yra kalibruojami, tai va, įdomu, yra kažkoks... Šitas gal nesukalibruotas iš jūs. Taip, va. Bet... Nu, bet cool, turėt pasitikrinti. Jo, bus įdomu pamatyti kažkada su normaliu palyginti. Jo. Nu, čia ir normalus, bet, nu, whatever. Gerai, man atrodo, kad laikas persirengti, kaip tu galvoji? Nu, manau, kad jau čia pasikuoju. Laikas persirengti, ne? Tokia parytė tik tai. Tai čia visą turiu uniformą, su kepure, visą treningą, viską. Tai... Nori nustept? Išeit man? Ir pareik. Tuoj, be right back. Nu, aš jau čia prie pat, tik klausimas, ar tu nori mane su šokiu judesi matyti ar ne? Nu, tai jeigu čia reikalauja šokio judesio, tai rodyk. Nu, reikalauja, biški tokio kengūrinio, žinai? Aik, tu Tokio, mane. žinai, kengūrinio biški, ne? Aik, tu mane, mama. Labai slidi medžiaga, mikrofonas sunkiai laikosi, bet čia breakdances... gal juokauji. Breakdances, always breakdance, žinai? Tu juokauji. Kaip jos vardas buvo? Aš neatsimenu jos vardu. Kažkokia Bet ten Ramijų. Jos šokių judesių turbūt niekas nepamiršta. Aš Ai. tik neskaičiau, ar čia be klaidų parašyta, ar gerai. Gerai prašyta? Aš nežinau. Australijoje. Jo? Jo. Tai va, pilną visą olimpinį treningą turiu. Ai.
Šokių judesių. Toks. Ta prasme, čia žvėriškai. Ir dar kepurė, aš net nepastebėjau. Jo, viską gavau. Ta prasme, jinai kai baigė karjerą, tu galėsi ją pakeisti. Judesiukai irgi neblogai. Tai kas, ten užtraukia biškį, man atrodo, atsakomybės. Jos karjerą, tai ten, žiūrėk, neprisižaisk. Kokios? Ką žinau, ten visi ten kaltino, jie ten vos nekaltinimus norėjau pareikšti. Ne, nu, bet tai per Halloweeną kokį. Ta prasme, nenormalu. Ar teminį vakarėlį taip sėdėti? Nenormalu. Geras, ne, fitas? Tiesiog, ta prasme, atvarai su draugais susitikti ir nieko nesakęs, va toks susėdė. Gal man į naujus taip daryti? Čia ilgai tiesiog. Gal po naujų gal persirengti tiesiog? Jo, jaučiu tiesiog vietoj treningų. Pasimsiu. Aikt. Jo, nes ir medžiaginį, žinau, visai smakiai tokia Ir ta prasme, kvepuojanti. didukas, viskas, idealiai. Aš Visas bijojau, nesveikas. nes pas kiniečius jie biškai žemesni tie žmonės. Tai aš ėmiau čia gal 2 XL. Neatsimenu, bet bijojau, žinai. Su užtrauktuku klausyk ant kaklo Jo, viską. jo. Aikt. Ir pažiūrėk, kokia medžiagytė kvepuojanti. Aš pavydžiu. Pažiūrėk, palies. Nu, ką aš žinau, aš tai manau, kad čia labiau šuntanti ta medžiagytė. Nerealu tiesiog. Manau, kad praeito epizodo aprangą pramušiau. Nemilusi, čia buvo Nesitikėjau. brangiausias dalykas. A ne, kiek Jo, žinau. paliai 30 eurų gal. Oh my god. Nu, bet ir, ta prasme, bet sakau, va detaliais viskas tipo atmušta tikrai. Atidirbtas. Jinai gal ten ir gaminusi pas juos. Čia 11 iš 10 yra. Šitam patu. Tai va, gerai, tai apsirengim kadangi. Tai pažiūrime, ką turime toliau. Ogi toliau turime visą LED lempą sulankstytą. O, nebus dužus. Bet nežinau, reikia patikryti. Iš karto. Ne, kaip ir. Čia plasmasis gabalas, kas čia suduš. Ir čia, kaip suprantu, ultravioletas ir Jo. nagamo, ne? Kiurint. Šitą lempą net nebrangesnė nei mano apranga. Tai aišku, net ten viskas būtent taip nagais buvo. Tai va, gaila hebra, bet tai yra paskutinioji dėžė. Tiesą pasakius, tikrai net neįsivaizduoju, kas čia. Čia jau tikrai bus ne mano, nes mano tau visi daiktai. Tikrai to visi jau. Jo, tai ir šiaip didžiausias daiktas mano buvo lempa, tai čia negali būti. Aš žinau, kad šitas treningas viską pramuš, bet kurią prekę. Bet jau iki galo žiūrim, ką mes čia turim. Tikrai pastryminsiu su šito treningu, hebra, norit, nenorit. Ai, tu. Tikrai treningas viską pramuš. Ai, na, čia dėkis. Motherfucking Spider-Man! Bet tai klausyk, aš atsimenu, mes kartu dar žiūrėjom, tik aš nemačiau, ką tu įsidėjai. Aš žinau, kad jos brangios buvo šitos visos kaukės. Nu jo, ką, man streamui labai gerai. Tai jo, tai kiek... Ai, nors gal šitą ir ne. Taigi atrodo. Jo, biškiai. Pažiūrėsiu, kiek matosi man ten iš vidaus. Ką? Unreal, bičiuli. Gerai atrodo? Jo. Atrodo kaip draugiškasis kaimynas Spider-Manas? Nenormalu, žinai. Žiūrėk. Tu čia akim valdai? Jo? Tik neskauda. Nice, šiaip blemba, žinok, cool. Ta prasme, jeigu tu dabar turėtum pilną fitą, tai dabar jau net ir galvoju, čia labai cool. Halloweenai, tarkim. O kvėpuot normaliai eina? Jo, jo. Geras. Aik, tu gerai. Nu, tipo, interaktina. Žinok, nice. Turim Venomo kepurę, turim Spider-Manų kaukę. Blet, kaip karšta jau. Aš tais nematau, gaila. O, jo, normaliai šiaip matosi per ją kažkas. Idealiai, tai aš matau, senu. Žiauriai, man atrodo, žiauriai gerai gavosi. Ir jaučia, kad hebra nedaug žaudžiausiu. Ir mūsų epizodas baigsis vat šią gaidą. Čia. Su jums buvau aš, Matulis. Ir jeigu dar labai norite iš tikrųjų pamatyti dar vieną temų video su kiniško šūdo perlais, nežinau, paspaudžiam laiką. Norėčiau bent 200, žinokit. Tai jo. Jau galim dėrėtis, tai klausykit. Nu, da. Dėrimys, jo. Dėrimys iki galo. Jo. O ne? Keli komentariukai tikrai tokie paskatinantys ir žiūrėkim, kas gausis. Jo. Parašykit komentarą, paspauskit laiką, paspauskit subscribe ir susitinkam jau greitai kitame video. Ačiū ir iki. Ant keturių vėžlys ropoja, ant keturių saugu ir